Taigi, sveiki visi. Šiandien vėl aš nusinešiau kutę, kuriu antrą savo video ir kaip matote iš pavadinimo apačioje, aš darau savo pixel art piešinių kolekciją. Piešinius tiesiog parodysiu, nes daugam įdomu buvo. Ir kam įdomu, aš piešiau ant 5B formato knygelės, kad ir dauguma iš tikrųjų tilpo. Tai pradėkim. Pirmiausia, pasakysiu dar vieną dalyką, kad paskui dėl kokioje knygelėje laikau, nes, tarkim, gal kas nors nežino, kokio norėtų nusipirkti ar dar kažką. Ir, prasme, nežino, kokio dydžio tilptų. Dažniausiai, geriausia, man bent jau yra toks. Tai pirmai yra štai toks keksiukas ir toks ledas. Sekantį bandžiau ir jį nupiešiau tik iš 3 karto. Va tokį unikorną. Toliau yra Homeris ir čia truputį ranka suspurga netilpo. Bet vat mato dauguma dalykų telpa. Toliau štai toks žmogeliukas tiesiog toks. Toliau šitas toks katinas su vaivorykšte ir šitas iš jo yra vienas toks žaidimas, bet dabar nežinau pavadinimo. Ar keli ten, vienu žodžiu, aš nežinau. Tai ir pasakysiu vieną dalyką prieš tai, rodant toliau, nekreipkite dėmesio į mano žandus, jie žiauriai raudoni, nes dabar pas mumis mokykloje virusas žiauriai didelis keliauja ir man rodos aš gaudau ligą dėl to, nes gerklę skauda ir raudonėja žandai, tai jo. Toliau yra Megė ir šitoks veidelis. Toliau yra Flandersas. Štai. Ir čia truputį jo ranka netilpo. Ir alkūnė. Toliau yra štai toks paveiksliukas. Čia biški bomba netilpo ir nugara. Toliau čia toksai mano nebaigtas Ramadžas su Megė. Megės nelabai matosi, bet nepabaigtas. Toliau čia yra piešiniai, aš to jos praeisiu. Toliau yra štai toks ledas. Ir Hello Kitty. Toliau yra štokia juoda katytė ir toksai vat laikas. Toliau, norėjau sakyti Homeris. Bartas. Žiauriai skirsta lūpas. Toliau yra štoksai na Pringles čipso tas toksai ir vyšnių. Ir aš to grįšiu. Taip pat grįžau, pasiėmiau savo vazeliną, nes man žiauriai suskirdo. Čia truputį. Tai va, truputį parodžiau. Toliau yra čia tokie raštai. Norėjau piešti, paskui persigalvojau ir piešiau sendę. Čia truputį batai netilpo. Toliau, Toliau yra štai toks Mario žmogeliukas ir Garis, kempiniko plačiakelnio augintinis. Toliau mano žiauriai kių dalykai 2. Tai yra štai tokia panda ir tokia spurga. Toliau iš tokio filmuko Mickey Mouse ar kažkas tokio yra šuniukas, glutės, kažkas tokio. Toks. Toliau čia irgi nepabaigtas yra keksiukas, čia reikia išmarginti visai. Dar nepabaigiau. Toliau dar vienas nepabaigtas dalykas, tai buvo smuiko raktas nupieštas. Ir šitą kaip gaunas kaip širdutė, bet aš nepabaigiau jas padaryti. Toliau dar vienas nepabaigtas dalykas, tai Snapchat, Instagramo simbolis irgi nepabaigtas. Toliau irgi nepabaigtas dalykas, paskui bus jau pabaigti, tikiuosi.
toksai, na čia biškai netilpo, bet čia reikia vaivorykštės spalvom išspalvint. Jo. Toliau man žiauriai mielas pasirodė štai toks katinėlis velniukas, ar kažkas tokio, su ragiukais. Toliau nežiūrėkite pavadinimo, bet toks kaspinėlis, ir čia mano pusseserė rašė pila, kažkas tokio. Toliau miegantis smurfas, bet iš tikrųjų jis taip atrodo, čia koja biškį netilpo. Toliau mano pats mėgstamiausias iš mano pixel art, tai štai toks kaip jisai. Taigi unicornas ir kažkas tokio. Toliau mano pats pirmas 2017 piešinys Cute. Ir paskutinis, turbūt patikrinsiu tuoj. Jo, paskutinis toks deimantas. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums ir šis video patiko. Tai jeigu patiko, žinau, kad nevalia prašyti, bet labai prašau, laikinkit, subscribinkit ir žiūrėkit mano video. Tai siunčiu jums dėlį bučkį. Viso.